Sveiki, mėly žiūrovai. Šiame video papasakosiu, kaip skaičiuojamos archeologinių tyrimų kainos. Neretai gaunu klausimą, kaipgi mes skaičiuojame archeologinių tyrimų kainą. Karjeros pradžioje dažnai būdavo reakcija, kodėlgi vos kelių duobių iškasimas kainavo kelis tūkstančius eurų. Šis vertės ir kainos netitikimas buvo tik mano paties kaltė. Niekaip nesugebėjau paaiškinti savo užsakovams, kad didžioji dalis archeologinių tyrimų vyksta būtent kabinete ir laboratorijose, o ne lauke. Kai šiuo metu, rugsėjo mėnesį, rašinėju šį video, lauke dirba maždaug 5-6 archeologai, o kabinete tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje dirba apie 12-13 gal specialistų. Tai darbas su brėžiniais, radinių tvarkymas, medžiagos siuntimas į laboratorijas, rezultatų interpretacija ir archeologinio tyrimo ataskaitos rašymo darbai. Taigi, kokiasgi sąnaudas patiria archeologas? Tai yra projekto rengimo laikas, lauko darbai, pagalbinių darbuotojų atlyginimai, technikos nuoma, radinių tvarkymas, ataskaitos rašymo darbai, jos spausdinimas, siuntimas, kuras ir taip toliau. Suprantama, kad kiekvienam skirtingam projektui ir sąnaudos tenka skirtingos. Todėl rinkoje nusistovėjo toksai 1 kvadratinio metro įkainis, nes paprašiau skaičiuoti. Šį įkainį galite rasti Sistelos programinėje įrangoje, tam yra sukurtas specialus modulis ir galėsite pasitikrinti, ar mūsų skaičiavimas neišėjo už ribų. Šiaip rinkoje nusistovėjusi tyrimų kaina svyruoja tarp 80 ir 300 eurų už kvadratinį metrą. Tačiau toks skaičiavimas tinka ne visada. Štai, pavyzdžiui, žvalgomuosius archeologinius tyrimus vykdydami mes tyrėme gana mažai kvadratų, vidutiniškai apie 10. O sąnaudos pasirengimo darbams yra vienos didžiausių, kadangi tai būna nauja, netyrinėta teritorija, reikia su juos susipažinti, surinkti archyvinius duomenis, istorinius planus, ankstesnių archeologinių tyrimų medžiagą. Taip pat dažniausiai, kadangi dirbame dar be genrangovo, ant mūsų pečių krenta ir žemės kasimo darbų leidimo išėmimas, jo grąžinimas bei dangų atstatymas po darbų. Todėl tokiais atvejais tyrimų kainą mes taikome fiksuotą įkainį iš visų šių mano minėtų darbų bei pridedame kvadratinio metro įkainį. Dar kitaip skaičiuojame archeologinių žvalgymų kainą. Kadangi mes neturime įtakos žemės kasimo darbų greičiui, nes žvalgymų metu žemės kasimą atlieka užsakovas su savo technika, mūsų darbas yra tik surinkti radinius ir fiksuoti struktūras, todėl mes taikome dienos įkainį, priklausomai nuo to, kiek toli archeologui reikės važinėti, ir padauginame iš dienų skaičius. Na, o detaliųjų tyrimų kainą bent jau mes visada individualizuojame. Todėl, kad kapinynų archeologiniai tyrimai trunka daug ilgiau nei, pavyzdžiui, 17-18 amžiaus miestelio archeologinio sluoksnių ištyrimas. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Vilniaus kultūriniai sluoksniai yra tiriami ilgiau, nes jų tiesiog yra daugiau, jie yra storesni ir radinių skaičius daug didesnis nei, pavyzdžiui, Kaune. Tačiau, ko gero, svarbiausia yra suprasti, kad visada yra rizika, jog po žvalgomųjų tyrimų gali paaiškėti, kad jūsų sklype yra išlikęs archeologiškai vertingas sluoksnis arba jame yra likę architektūrinių struktūrų. Ir tada tyrimų kaina nuo vos kelių tūkstančių eurų gali padidėti iki keliasdešimties ar net 100. Todėl labai svarbu namų darbus pasidaryti laiku. Šias rizikas įsivertinti turite jūs su mūsų pagalba, užduodami papildomus klausimus tiek mums, tiek perkančiai organizacijai, nes visi žinome tą posakį, kad skupus moka 2 kartus. Todėl siūlyčiau nesusigundyti akcijinę kainą pradedant projektą, o susirinkti visą įmanomą informaciją. Nebijokite duoti klausimus ir mums, nes mūsų darbas yra padėti jums valdyti šias rizikas. Šiam kartui tiek. Iki.